Tai labą dieną visiems, tai šiandien mokinsiu, kaip reikia profesionaliai ryžytis. Jeigu į kokį klubelį nueit norit ar panašiai. Tai jau pradėkim gal taip. Gerai, susiriškite plaukus pirmą. Bet taip va. Būtinai taip darykit viską, kaip aš darau. Atrodysit nuostabiai, labai nuostabiai. Tai va. Plaukelių susirišam. Iš kelio biškį, nes kad nesimaišytų, tokį gumgulą pasidarysiu, kad tai jausitės gražesnės. Visų pirma, reikia, žinoma, kremo veidui, kad neišdžiūtų. Žinot, kaip reikia, čia suprasti niekam kitam neina. Tai pasiėmė to kremo, va, išsitepat visą veidą. Va taip, va. Va taip, va. Čia visur, kad tai būtų po lygiai. Va. Va taip. Nu, žodžiu. Po lygiai kremuko. Tada reikia pudros. Šlapios pudros. Būtinai. Žodžiu. Aš L'Orealį naudoju ir tamsesnė jinai yra už mano veidą, bet nu, koks skirtumas, reikia kuo rudžiau atrodys to gražiau, aš manau. Tai aš tai užsipilu ant rankos. Geriau veikia. Va taip ant rankos. Ir teptukų nenaudoju, tai pirštais viską va. Va reikia. Rudesnė būsi ir viską, ir kitaip, va taip reikia. Išsidažyti. Viską ir akis ten ir pro antakius, kad neatrodytų ryži antakiai, po visą veidą, va. Būtinai darykit viską, kaip aš rodu. Būtinai. Va taip, va. Čia aš noriu šiandien į klubelį nueiti, tai dabar yra 5 valandos, bet tai kur pasiruošiu dar žinot. Tai jo, nu, tai reikia pudros. Čia nesvarbu tie kampai, svarbu tik žandai ir kas iš priekio matosi, o tenais nesvarbu. Tai čia, kur ant rankos likia, tai ten į kelnes nusivalykit ar belę ką ten apsirengę ir bus gerai. Bet aš tai dar noriu biškį užsidėti, kad dar rudesnė būčiau. Va. Nu, atrodys tai žiauriai gerai, kaip iš kokio atostogų grįžu, žinot. Tai užsitep pudrelės. Dantis iš karto baltesnė atrodo. Va, taip labai gerai. Viskas čia tvarkoje. Dar čia nosies galima, kad taip tie nesimatytų spuogai visokie. Va, atrodo tai nuostabiai, žinokit. Labai gerai viskas. O dabar, ką reikia dabar daryti? Ir merginos nežino. Tai aš jums viską parodysiu. Čia biškai pradžiūn, veidas čia biškai brūkšnių yra, tai taip panaikint gal, tai nesvarbu, net nieks nemato. Einam prie antakių gal tada. Jo, tai prie antakių. Aš neturiu jokio antakiam specialiai, tai pasimsiu akių pieštuką ir šešėlių. Ir pasidarysiu antakius su šešėliais. Dar neina. Čia dabar netyčia į pirštą įlindo, tai aš tą panaudosiu man, kad ant piršto. Kad galima panaudot būtų jį. Neišvaistyti, žinot, brangus dabar dažai. Tai čia tokį kvadratą nusipiešiam, nes madinga dabar labai. Tai va. To šešėlio patrinkit. Nepamirškit, kad antakiai tai turi būti ryškus ir labai matyt. Tokį. Čia aišku galit pravalyti biškį, ten ne per storą jum. Bet, nu antakiai, nu taigi jie turi būti tobuli. Va, čia kur plaukus galima dar panaikinti. Ir einam prie kito, tai čia biškį galva. Va taip.
būtinai darykit, kaip aš darau. Ir naudokit produktus, kuriuos aš naudoju. Tai čia va kažkoks muo. O pudra, kur naudojau, tai L'Orealio labai gera ir labai tamsi ir labai tinka. Tai antakius dar biškai pasiryškinam. Reikia taip. Va. Štai kaip puikiai atrodysim. Žodžiu, antakiai beveik yra, dar čia patrint liniją. Aišku, čia netyčia prabraukiau kai kur nors, bet nesvarbu. Daugiau antakių, daugiau į tave žiūrės vaikinai. Tai čia tipo pravalyk biškį ir viskas perfect, kaip angliškai sako. Tai žodžiu, antakiai yra, ko dar nori, reikia šešėlių akim biškį, kad pasidaryti. Tai teptukų nenaudojam. Dabar tuos pačius šešėlius, kur antakiam naudojam. Pirštuliu užsimerkit, veidrodžio nereikia, patrinkit pirštų ir puikiai viskas išeina ir labai tinka prie antakių. Tai va, atrodo puikiai, nuostabiai, bet dar kažko trūksta į klubelį. Tai reikia dar į klubelį, tai reikia blizgučio. Tai va, tu irgi muo, tokį žibutį, nuostabų naudokit, kaip ir aš, tai jums labai viskas gerai išeis. Tai pasitrinam ir pereinam, tenais tai atrodys melsvai, tai biški toks metalinė spalva, kad pajus dėmesį labiau pakreiptų vaikinai. Va. Puikiai atrodom. Ir tikrai jūs vaikinai atsisuks. Dabar po keibiškai juodi, bet gerai, taip į akis iš karto dėmesis krenta, jo. Gali prabraukti tenais, o taip nebūtina. Tai dabar ką dar reikia? Tai žodžiu, būtinai reikia pariškinti žandus, nes nematyt. Tai pasiėmam pudrykės. Daug. Ir čia įsitraukti taip žandus reikia. Ir taip atrint. Matot, kaip gerai veikia viskas. Iš karto brūkšnys atsirado. Dar viena. Įtraukit viską, kaip aš darau. Čia kai kokio geltiniai būtai. Va, tai iš karto išryškėja žandas. Nuostabiai, matot, iš karto įsiriškino viskas, nuostabiai, puikiai labai. Bet dar dabar akių pieštukoje reikia ten pariškinti viską, tai turiu čia, nežinau kokia, čia gal pigus koksai, nežinau, ir jisai varva toksai. Tai va taip va. Perbraukit, kad linijukė būtų, kaip reikia viską tvarkingai, kad vaikinukas žiūrėtų. Va taip, va, matot, tinka. Čia juodas ir jūs būtinai turite juodą dažytis, kad jūs dėmesį atkreiptų. Dar daugiau galit užsidėti biškį storesnį sluoksnį. Daugiau dėmesio jūs pažiūrės. Tai va taip va, nuostabiai. Ir iš karto akys nuostabios. Tušelį dabar čia toksai atskiria blakstienas. Tai va taip va, užsiverskit galvą ir taip va. Aš čia į veidrodį biškį kartais pasižiūriu, bet tai profesionalių man nebereikia. Matot, kaip gerai vyksta viskas. Puikiai, viskas nuostabi. Net nereikia man netikrų blakstienų, nes mano ir tikros taip nuostabi. Dar kitą tušelį, kad pastorinti jos. Nuostabu, ne? O dabar lūpos. Svarbu labai lūpos.
Žodžiu, lūpom dažus reikia labai svarbiai rinktis. Aš čia turiu kažkokį kisą. Reikia visą laiką kontūruoti lūpas, bet aš neturiu. Ir nereikia, profesionalams to nereikia, tai tik tais jokių kontūrų. Va taip va. Ir kadangi dabar madinga didelės lūpos, tai pereit reikia liniją, kad jos didesnės atrodytų. Matot? Iš karto, bet dar mažas, dar reikia didesnių. Tuo kaip Madona atrodysiu. Nuostabu. Matot, ir lengva, ir greita, ir viskas labai čiki-piki. Turit kokių klausimų dėl makiažo, galite komentuoti arba man rašyti Facebook'e žinutes, būtinai atrašysiu. Ir aš profesionalė esu. Tai žinot, aš labai gerai viską moku ir žinau, kaip vaikinam patinka, tai taip atrodyti turi kiekviena mergina, ryte, vakare, nesvarbu, tu visą laiką turi būti pasidažysi, graži ir būtinai plaukus pasileiskit, ten gražiai pasidarykit, viską taip, kaip reikia. Aš dabar nedarysiu plaukų, nes dar vieną reiktų sukurti video, nes užtruktų. Bet, nesvarbu, O kaklas, jeigu neatitinka spalvos, tai tiek golfą kokį apsirenkit, o čia prasikirpkit, kad papus matytų, bet, kam, čia kaklo, niekas į kaklą nežiūri, tai nesvarbu. Va, čia plaukus irgi taip reikia, kad, žinai, į klubelį pasivelkit biškį. Va taip, va, čia tiks maždaug, dar čia tokį per vidurį, reikia ir mesti į šoną vieną, tai vos ne visus plaukus ir taip, žinot. Ir visi vyrai tavo, aš garantuoju, pamatysit, visi jūsų vyrai bus. Taip, aš sakau, netikit manimi. Šitas video yra labai ilgas, bet mano mergina gerbinti save turėjo 12 arba 13 minučių pažiūrėti, kad atrodytų nuostabiai. Ir aš netiesą sakau. Ir čia gal pasivelbiškai, va taip reikia. Pasiėmi taip, daryti reikia. Bet ilgai užtruks, jau video ir taip ilgas, tai aš parodžiau makiažą. Jūs atrodys nuostabiai. Matot, kaip gražiai atrodo. Viskas. Taigi čia mano tutorialas apie makiažą.